Sveiki visi, su jumis MJ Taro. Nežinau, kada įkelsiu vaizdo įrašą, tačiau filmuoju per mamos dieną. Taigi būrimukas bus apie artėjančią vasarą. Jeigu žiūrit vasaros pradžioj arba jeigu kelsiu kartais netyčia vasaros pradžioj, tai jau apie ką tik prasidėjusią vasarą. Taip pat šiandien būrimuką darysiu su nauja kalade. Iš tikrųjų, kiek aš žiūrėjau paveiksliukus, tai labai mane sudomino. Tai vadinasi Švelniosios širdies Taro. Pasirodė kaip labai miela kaladė, tiesiog negalėjau neįsigyti, tad nekantrauju išmėginti. Dabar taip, tradiciškai ar ne, 3 variantai. Taip, prieš jūs yra jau ištrauktos jūsų vasaros pamokos, kas jums bus svarbu šią vasarą, ir toliau tradiciškai bandysim eiti per sektorius. Šį kartą padarysim atvirkščiai. Taip, čia bus 1, 2, 3 variantas, tačiau kortų skaitimą pradėsiu nuo 3, visiškai atvirkščiai, ar ne? Ir vaizdo įraše lygiai taip pat sukelsiu atvirkščiai. 1 variantas, 2, 3. Pasirinkite pagal akmenuką ar pagal kortas, kurios yra ištrauktos. Tai štai 1, 2, 3. Kokia jums bus ši vasara? Sveikas, 3 variante. Taip, ant stalo yra, aš žiūriu, kad žvakė užgeso. Toj 1 sekundę. Pakeičiau žvakę, taigi 3 variante, kokia tau bus pamoka ir kas bus svarbu šią vasarą. Baimė. Verskite naują puslapį. Leiskit meiliai jūs lydėti į pokytį. Įdomu. Šią vasarą jūs būsite kviečiami perlipti per savo baimes ir tai padaryti su tokiam labai švelniom, minkštom energijom. Lipti per baimę ne per tokį, kaip yra pasakymas, darau per negaliu, ar ne? Bet tiesiog pripažinti savo baimę, nebesigėdyti to ir labai švelniai, taip tarsi ją galėti. Vasara bus pilna pokyčių arba turės tam tikrą esminį pokytį. Tai pasižiūrėsim apie ką. Pereikim per sektorius, gal bus tada aiškiau, apie ką čia tos baimės, kur čia bus tas pokytis. Tai pradėkim nuo meilės, santykių. 3 variante, vasara, meilė ir santykiai. Kokie bus? Taip. Meilės tikrai bus, kas neturit antros pusės, tai turėtumėt susirasti partnerį ir iš karto jaučiasi, jog tie nauji santykiai bus pažymėti baimę.
jūs bijosit. Jūs dar veiksit iš senų ciklų, iš senos perspektyvos, savotiškai tarsi lauksit, kas čia blogo išlįs, per gerai, kad būtų tiesa. Ir jūsų darbas bus šią vasarą šitą baimę nugalėti. Jauskit meilę, mylėkit ir leiskit, kad jūs mylėtų. Aistros bus daug, laiko su antraja puse praleisite daug ir labai kokybiško laiko. Leiskit sau būti mylimiems. Ypatingai sunku gali būti perlipti per baimės tiems žmonėms, kurie iš viso bijo santykių. Jeigu bijote santykių, labai tikėtina, jog į jūsų gyvenimą atsiųs jums žmogų, kur tiesiog pajusit ryšį, pajusit trauką ir būsit kviečiami mesti savo baimės į šoną. Jūs netgi su tokiu pagreičiu būsit kviečiami pasižiūrėti į savo baimės kūrybiškiau, plačiau, žaismingiau. Būsit verčiami gan greitai išsklaidyti savo viduje kažkokius tai santykių negatyvus, nes jaučiu, kad čia yra kažkokios tai baimės, kažkoks tai sunkus bagažas. Ir bandoma bus iš to paties veikti, galbūt to paties tiksliau tikėsitės naujose santykiuose, bet ne, jums nereikia žiūrėti, ką jums blogo padarys tas žmogus tame santykyje, nes, nepanašu, kad jis ketins kažką blogo padaryti. Čia tik jūsų kažkokios tai bus traumos. Taip, ieškokite būdų, kaip sušvelninti viską, sušvelninti savo tam tikras reakcijas į partnerio žodžius, į partnerio veiksmus, sušvelninkit savo mintis. Stenkitės galvoti apie santykį pozityviai. Štai, toliau keliaujam į darbų ir finansų sektorių. Trečiasis variante. Taip. Kas laukia trečiojo varianto darbe bei finansuose šią vasarą? Toks jausmas, jog jūs šią vasarą būsit susirinkę
bagažą, materialų kažkokį, tai pasiekia tą savo komforto zoną materialiai. Ir jūs nuspręsit, kad norit kažko tai kito. Kažkaip tas būdas ar ta vieta, kur jūs uždirbat pinigus, jums jau nebėra tokia patraukli. Ir jaučiu būtent nuobodulį. Jums tiesiog pasidarys nuobodu. Nebus kažko tai ar engimo ar dar kažko, bet tiesiog tarsi nuobodu, taip galbūt viskas erzins, bet tik dėl to, nes jums jau ta vieta kaip ir nebelabai pradės lipti, ar tas būdas, kurio jūs uždirbat pinigus, pradės tiesiog nelipti. Ir jūs jausit, kad galit padaryti pauzę ir norėsit tiesiog sustoti. Galbūt paieškoti kitų būdų uždirbti pinigus. Taip, jūs jausitės tiesiog ne savose rogėse, pasakysiu taip, jeigu paprastai. Ir norėsis kažko kito. Galvoje skamba žodis skraidyti, tarsi norėsit kažkokio darbo, veiklos, būtent finansiniai sferoj, kurioje jūs jaustumėtės laisvi, užsidegę, kur galit save 110% realizuoti. Ir tas variantas, kurį jūs turit, jisai jau viskas, jau kažkaip jau nebėra komfortiškas jums. Jūs norėsit skraidyti toj veikloje, savo darbe. Norit užsidegimo, kurio dabar jau jūs kaip ir nebeturit. Taip. Ir ką čia dar galima paklausti? Iš tikrųjų, nebuvau taip galvoj susidėliojus būrimo, varau beveik ekspromtu, taip sakant. Na gerai, pasižiūrėkim taip, tiesiog draugai, giminės. Draugai, giminės, artimieji, kaip seksis bendrauti su jais. Šita vieta iš tikrųjų prašosi papildymo, tai to jau ir paimsim. Ką noris pasakyti iš pat pradžių, tai kad jums artimieji ir draugai suteiks nemažai įspūdžių šią vasarą. Galbūt praneš kokią naujieną, kuri labai stipriai, pozityviai jūs nuteiks, paveiks, nudžiugins labai. O gali ir finansiškai kažkaip tai ar padėti, ar, pavyzdžiui, padovanoti kažkokią tai prabangesnę pramogą, prisidėti finansiškai prie jūsų, pavyzdžiui, atostogų. Čia šiaip yra gan nemažai pozityvo.
Bet vėlgi, žinot, jaučias kažkoks toksai ryšys su jūsų baimėmis. Tam tikra vidinė pusė, pasąmonė. Tuoj pasižiūrėsim. Ir vėlgi grįžtam prie baimės. Vienas iš variantų, tai prie viso to gėrio, ką jums duos artimieji ir draugai, jie gali, kai kurie iš jų, jums priminti apie jūsų baimės. Jums gali priminti, kad nesat užbaigę kažko tai savo gyvenime, ar ne, nes galbūt bijot žengti žingsnį tolyn. Jūs esat kažkur save užspaudęs, tai yra arba labai giliai save užspaudęs ir kažkas iš artimųjų ir draugų tai pamatys ir ragins tas baimės, tą užsispaudimą panaikinti, veikti. Arba, kol taip greit sušnekėjau, pabėgo mintis. Arba net nežinodami kažkas iš šitų žmonių jums bes į baimę, taip nejučiom, žinot, pataikins, iškabins kažkokį tai dalykėlį, kur jūs bijot, kur jūs stringat ir savotiškai ragins tai įveikti, bet to net patys nesuprasdami. Jūs būsite artimųjų bei draugų raginami išlaisvėti tose vietose, kur esat per daug save užspaudę. Ir aš manau, kad jūs man va čia šnekant dabar jau žinot, numanot, kur ta vieta galėtų būti. Ką aš matau, kad per šią vasarą jūs tikrai galite pataisyti tai, perlipti per savo baimę, perlipti per savo tą tokį užspaudimą. Jūs tikrai tai galite padaryti. Tai štai trečiasis variante. Atverkit savo širdį naujam santykiam, artimiesiam bei draugam, nes jie čia jums tikrai suteiks daug gerų, džiaugsmingų emocijų, ar ne, kaip ir sakiau, gal kažkokią tai į kelionę pakvies ar padovanos, ar šventą surengs. Na, žodžiu. Atverkit savo širdį, su meile žiūrėkit į žmones, nugalėkit savo baimės šią vasarą. Sėkmės ir iki. Sveikas antrasis variante. Pasižiūrėsim, kokia šią vasarą pamoka bus tau, ką bus svarbu padaryti. Savęs kūrimas, būkit autoriai savo gyvenimo. Ryšiai. Nutilau, nes toks jausmas, jog kursit save
bet su kitų žmonių pagalba per kitus žmones. Ryšys čia bus labai labai svarbus. Ir ypatingai didelį vaidmenį žais tie žmonės, kurie yra artimi jums arba taps artimi jums. Kartais taip nutinka, kad mes sutinkam žmonės, ar ne, arba, sakykime, žmogui, jis pasako vieną frazę, jį kaip ir sujaukia mūsų protą, arba kaip tik paaiškina tai, ko mes ilgai nesupratom, ir išeina. Ateina, pasako frazę ir išeina, o ta frazė mus gal pakeičia, priverčia mus kažką suprasti, kažką atrasti. Tai čia ne visai gal taip sakyčiau. Tie žmonės, kurie yra ar kurie ateis į jūsų gyvenimą ir kurie žais svarbų vaidmenį jūsų savęs kūrime, tai jie turės turėti kažkokį tai gilesnį ryšį su jumis. Galbūt tai bus jūsų esami ar būsimi draugai. Galbūt tai bus jūsų patys artimiausi. Taip sakant, ar galbūt tai bus, pavyzdžiui, žmogus, kurį jūs pažįstat, gal, pavyzdžiui, kokia pusseserė ar ne, šiaip nebendraujat, bet vasarą susitiksit, jinai kažką jums tokio pasakys, kas padės jums save kurti. Žodžiu, tai nebus žmonės jūsų gyvenime tokie, kur atėjo, pasakė frazę ir išėjo. Tai bus kažkas tai tokio ilgalaikiškesnio. Taip, pasižiūrėkim dabar pagal sferas. Antrasis variantą. Ši vasara, kokia bus meilė ir santykiai. Ne tą kaladą. Paimsim šitą gal. Turėsit kūrybingą žmogų šalia savęs šią vasarą, kuris jūs įkvėps. Įkvėps labiau save pažinti, įkvėps labiau save mylėti. Įkvėps eiti per gyvenimą tiesiog iškeltų kardu. Šitas žmogus tai yra arba bus jūsų romantinis partneris, kuriam jūs jaučiat stiprų susižavėjimą. Jisai jūs apipils gausa. Jausitės taip, lyg jums nieko netrūksta, būtent to žmogaus dėka. Meilėje ir santykiuose jūsų antra pusė ar tiesiog simpatija, kuri eina netgi ne kaip pažas, o pats karalius. Netgi čia 2 kartus iškrito kaip karalius.
Jis jūs įkvėps ir primins jums, kad jūs esat savo gyvenimo autorius. Jūs galite pakeisti labai daugą ir tai reiktų daryti šią vasarą ryžtingai. Ten, kur norit pokyčio, reiktų eiti į tai ryžtingai ir nedvejojant nieko ir nesigręžiojant per daug atgal. Šitas žmogus primins jums, kas jūs esat, padrąsins ir iš tikrųjų bus labai puikus palydovas savęs kūrimo, savęs atradimo kelyje. Taigi iš tikrųjų su šituo gražiu ryšiu ir sveikinu. Ir keliaukim tada toliau. Darbas ir finansai. Kaip seksis jie? Nagi fainai. Pats monetų tūzas, nes čia deimantai yra šioje kaladėje lygus monetom. Kristalai ar ne yra lazdos. Tai tūzas kristalų ir tūzas deimantų. Įspūdingai iš tiesų. Iškart paimsim papildymą. Norint pasiekti gausos, aš vis čia nežinau, taip nuklystu kraštą, norint pasiekti gausos, jums gali tekti perlipti per savo baimės. Galbūt netgi turėsit imtis tam tikrų rizikingų, pavojingų darbų. Kažkokiu tai, kai kuriem gali būti netgi susijusiu su kitu pasauliu darbu, ar ne. Bet išlaisvinę tas savo baimės, perlipę per jas, jūs atrakinsit visiškai kitokias galimybės į uždarbį, į savirealizaciją. Baimių įveikimas darbinėje srityje, įimantis to, kas iki šiol kėlė baimę, kas iki šiol kėlė nepasitikėjimą, ar ne? Kaip pavyzdžiui, mintis, aš to negalėsiu padaryti. Vat ėmimasis tokių darbų jūs išlaisvins. Jūs būsit atsivėrę į daug gausesnį kelią. Tiek ir finansinė prasme, tiek ir galimybių prasme. Perlipti per savo baimės. Net tarp kitko nebūtinai jos gali būti realios ir kažkuo tai pagristos, bet perlipimas per savo tokias baimės, jis bus būtina sąlyga, norint jum atverti gausos kelią, kūrybinį kelią. Eikit ten, kur iki šiol galvojat, kad tikrai nesugebėsit, bet norėjot. Eikit ten, kur kažkas jums buvo baisu tame darbe, tame procese. Ir smagu, jog turėsit tai, kas jūs palaikys.
ir artimieji ir draugai šią vasarą. Antrasis variantas. Vieni tūzai. Tai gali būti vasara, jog taip padarysit naują pradžią su darbu. Galbūt perkelsit savo bendravimą į kitą lygį su tam tikrais artimaisiais arba draugais. Kažką pakeisit. Galbūt kažkokį tai bendravimo modelį užbaigsit ir pereisit į kitą naują modelį. Taip, dar noriu šiek tiek pasitikslinti. Artimieji ir draugai, arba tie, arba abu, ar ne, jūs irgi ragins drąsiai žengti į savęs atradimą. Tiesiog pradėti mokintis kažko naujo, imtis naujos veiklos ir nedvejojant ir nežiūrint atgal, palaikymą jūs turėsit šią vasarą monstrinį statyti save iš naujo. Ne veltui va dabar atvėriau, ar ne, kortą ryšiai, kuri buvo iš pat pradžių. Visa tai, ką aš šnekėjau, čia bus didelis ryšys, palaikymas iš partnerio. Iš artimųjų ir draugų irgi, ryšiai bus labai svarbus jums statant save. Bus palaikymas, bus didelis stumimas į priekį. Na ir su tuo sveikinu, kai mes turim palaikymą, iš tikrųjų yra daug drąsiau dėti tuos žingsnius, negu tada, kai mes esame vieni. Tai štai, antrasis variantą. Sėkmės statant save, palaikant ryšius, kurie jums bus labai naudingi ir reikalingi šią vasarą. Sėkmės ir iki. Sveikas, pirmasis variantą. Ir pasižiūrėkime, kokia šią vasarą pamoka yra tau ir kas bus svarbu. Pailsėkit, persikraukit ir prisijunkit prie gausos visumos portalo. Iš tikrųjų labai nutilau ir susimąsčiau. Tikėtinai yra arba bus kažkoks tai sunkus ryšys santykiuose, meilės santykiuose. Jaučiu, kaip jūs tarsi pergyvenat dėl kažkokių tai santykių, galbūt išgyvenat meilę be atsako. Galbūt esat su žmogum, bet jaučiat, kad kažko tai trūksta, kad jisai jūsų neišpildo. Ir jūs apie tai daug galvojat, kai kurie iš jūsų netgi kenčiat dėl to atsako nebuvimo, dėl to
kaip jūs jaučiat ryšio nebuvimą. Ir vasarą jūs būsit kviečiami pailsėti nuo to ir persikrauti. Kai jūs persikrausit, jūs turėtumėt suprasti, kodėl papuolėte tokią situaciją. Sunkumai santykiuose, ar tai meilė be atsako, jie dažniausiai pastumi mus dvasiškai patobulėti. Kodėl? Nes mes norint ar ištaisyti tą ryšį, ar judėti į priekį, mes turim savo blokus išspręsti. Turim juos priimti, turim su jais labai gerai susipažinti ir juos įveikti ir keliauti toliau. Tai vasarą būsit kviečiami pailsėti ir persikrauti. Ir persikrauti labai stipriai iš esmės. Tai jums atvers kelią į jūsų dvasinį tobulėjimą. Į jūsų, kai kuriem netgi į tam tikrą sielos kelią. Suprasit, kur turite eiti, kodėl vyksta taip, o ne kitaip. Ką turėt paimti iš tos situacijos, kur turit nukeliauti. Taip, iš tiesų, ne veltui orakulas šneka daugiau apie meilės santykius, nes iš tiesų meilės sferoje iškrito labai stiprios kortos. Netgi du didieji arkanai. Jaučias labai stiprus pokytis. Iš viso perėjau šitas pamokas, jūsų energetika netgi turėtų pastiprėti. Jūs būsit kviečiami šią vasarą suprasti, jog jūs turit galią pakeisti santykį, pakeisti požiūrį. Jūs turit labai daug galios savo rankoje, pakeisti savo reakciją. Jūs esat šitas rato pasukėjas. Jūs galite jį pasukti į visai kitą pusę. Tai yra jūsų galioje. Išeikit iš šitos situacijos ne su galvos skausmu, o paaugę. Man tiesiog iškrito iš rankos. Teisybė, jinai visada triumfuos. Noriu pasidalinti su tą mintim, kurią šiandien girdėjau. Pavyzdžiui, žmonės ar neišsiskiria. Ir vieni labai staiga susiranda antrą pusę, o tas kitas žmogus, jis lieka nieko ar nesusiradęs iš pat pradžių, taip jam sunku, tai jisai kankinas, tai jisai verkia. Bet jisai galiausiai išlipa iš to, jisai pamiršta galbūt tą žmogų, kurį mylėjo, ar kad ir nepamiršta, bet supranta, kad tai buvo, aš taip gavau per tą ryšį tam tikras pamokas ir viskas, atėjo laikas man judėti toliau,
atsiveria naujom galimybėm, naujiem žmonėm, jis įsileidžia į gyvenimą ir išliūdėjęs, supratęs, kas buvo blogai, ką turėjo išmokti, jis juda toliau. Kas atsitinka su tuo žmogum, kuris iš karto šoko į santykius? Kitus, ar ne? Jis taip nukelia tą savo tiek gedėjimo laikotarpį, tiek ir, žinot, paaukoja tam tikrą nuoširdų tokį bendravimą. Jis jo neturi su kitu partneriu. Jis gan greit supranta, kad tas staiga atsiradęs ryšys, jis yra toks kaip paguoda, ar ne, minčių nukreipimui. Aš einu naują santykį čia ir dabar iš karto, nes aš nenoriu galvoti apie tą žmogų, su kuriuo išsiskyriau, aš nenoriu galvoti, kaip ten, kodėl kas nepaėjo ar net savotiškai. Bet tokie santykiai jie niekada nesitęsia ilgai, nes jie nebūna nuoširdus. Ir kai tas santykis užsibaigia, tas žmogus galbūt pabūna kažkiek vienas ir tada jiem grįžta tokie prisiminimai iš to santykio, kuris buvo. Vat, pavyzdžiui, sakykime, ar ne su jumis. Ir va tada jam prasideda tas gedėjimas, kurį jūs jau būsit perėję ir išgyvenę. Ir tikrai labai nuoširdžiai pradėję kažką naujo. Nebijokit, jeigu jums reiks šiek tiek sustabdyti savo romantinį gyvenimą, padaryti pauzę. Tos pauzės iš tikrųjų jos visada yra tik tais į gerą. Jūs turėsit, jeigu turit santykius, tai juos savotiškai ar ne perkrauti. Jūs turit galę padaryti taip, kad jie tenkintų tiek jūs, tiek jūsų partnerį. Bet turit pailsėti ar ne, šiek tiek persikrauti. Tie, kas neturi antros pusės, turi kokią nelaimingą simpatiją. Ar jūs ją susirasit per vasarą? Žinokit, patarimas būtų pailsėti, persikrauti. Ir tai, kas gera, tikrai ateis tada, kada jūs būsit tam pasiruošę. Tada, kada visatos akyse jums bus galima atsiųsti kitą žmogų, kada jūs galėsit būti su kitu žmogum sąžiningas. Kada jūs galėsit jam savo širdį atvirai dovanoti. Gerai, paklausim, taip, ką dar reikia žinoti pirmajam variantui apie meilę ir santykius. Dirbkit su savim, mylėkit save, ilsėkitės. Ir tikrai ateis pozityvus žmogus, pozityvus santykis į jūsų gyvenimą. Jeigu jūs įsiskyrėt ir, sakau, tas jūsų jau buvęs partneris susirado kitą pusę labai staiga, o jūs liūdit, tai žinokit,
Na, neliūdėkit, nes tikėtinai, kai jūs jau išgijęs nuoširdžiai džiaugsitės, tai tas žmogus gali būti taip, kad jau tada jisai nieko neturės, nes net nebuvo tame santykėje nuoširdus. Bet mes čia susirinkom pašnekėti ne apie kitą žmogų, o apie jūs. Šią vasarą bus jūsų darbas labai didelis, būtent santykiuose. Jūs turėsit tai, kas negatyvu, paversti tai, paimti ir paversti tai į tai, kas pozityvu, bet tam reikės ir pailsėti, ir laiko. Tai nebus staigus procesas. Tai štai. Gerai, keliaukim toliau. Šiaip tokias iš tikrųjų gan sunkias energijas jaučiu, net nėra taip itin lengva iš tikrųjų išskaityti. Pajusti jaučiu, bet toks sunkumas jaučiasi. Gerai, keliaukim toliau, bet sakau, ta prasme, ar ne, ten buvo ir pasaulis, ir likimo ratas, žodžiu, visi pokyčiai į gerą, tik reikia pailsėti, persikrauti ir sulaukti laiko. Tam tikro. Gerai. Kągi, pirmasis variante. Darbas ir finansai šią vasarą. Iš karto paimkim papildymą. Šiaip jaučias iš karto, kad su finansais ir darbu bus viskas gerai, pildysi svajonės, bus kuo pasidžiaugti, judesys taip vyks, bus gana mažas tempas. Taip, tikrai taip gali įsipildyti kažkokia tai jūsų sena svajonė, materialinė, galbūt nusipirksit kažką brangesnio, didesnio, ką seniai norėjot, galbūt išvažiuosit į savo svajonių kelionę, kur jau galvojat, kad čia tikrai jau turbūt ne šiam gyvenime ar ne, bet taip pasisuks, kad svajonė išsipildys, noras išsipildys, būsit, kas sieja finansus, būsit gausoje. Jausitės, kad jums visko gana, žodžiu, net nesinori ką pridurti, darbas ir finansai, viskas tiesiog yra puiku. Ir kas jaučiasi, kad taip, tempas bus didelis, bet ar jūs tame tempe pavargsit? Ne. Nuovargio čia ypatingai didelio tikrai nebus. Tiesiog, taip sakant, dirbsit, užsidirbsit, galbūt dirbat labai mylimą darbą arba tokį turėsit, nes nuovargio čia nėra, o rezultatai tiesiog puikus. Gerai, taip su draugais ir artimaisiais, kaip seksis šią vasarą. Na, santykiai šiek tiek sunki tema. Pirmasis variantė jums šią vasarą ir su artimaisiais, ir draugais. Čia reikės kažkokio tai naujų kelių, reikės rasti naują kelią
link kažkokio, tai ar tai artimojo, ar tai draugo. Tai pasižiūrėsim. Ir rekomenduoju įsiklausyti savo intuiciją galbūt. Jeigu nežinosit, kaip bendrauti su tam tikru draugu ar artimuoju, stenkitės intuityviai išjausti, ką turėtumėt atsakyti tam tikroje situacijoje, kaip turėtumėt pasielgti, kad viskas išeitų į tokį, žinot, pozityvumą. Dar gali būti, jog kažkas iš artimųjų arba iš draugų tiesiog norės daug iš jų susilaukti paguodos, rūpesčio, gailesčio. Jūs nebūtinai žinosit, kaip tai padaryti, bet paieškokit kelių, nes už tai jūs būsit apdovanotas, už šitą pagalbą, už šitą rūpestį, už šitą... gailestis, kaip sako, nėra reikalinga emocija, ar ne, bet būna, kiti žmonės to nori. Tai gal ne tai, kad gailestį tokia kaip paguoda, ar ne, suteikit. Taip, pasistengit išjausti, ko nori iš jūsų artimasis arba draugas, kai kreipsis į jūs, kai pasakos jums kažkokius tai jautrius dalykus, kai paslaptis savo atskleidinės. Pasistengit pajausti, ko jisai iš jūsų nori, kokios reakcijos ir pasistengit jam tai duoti. Jūs būsit reikalingi kaip palaikytojai, kaip guodėjai. Ir visas tas procesas jums, tarp kitko, bus gan naujas ir neįprastas. Būtent su tuo žmogum. Nes vienos žmonės mes ar ne labiau pažįstam, mes mokam juos paguosti, mokam jiems pasakyti kažką, kad juos pozityviai nuteikti, o kitų mes nepažįstam ir nemokam. Ir čia bus tokia situacija, kad galbūt žmogus, su kuriuo jūs taip atvirai nešnekat, paims jums atsiskleis ir jūs turėsit kažkaip jį nuraminti, įkvėpti. Jūs tą nemokėsit padaryti, bet paieškokit būdų. Taip, jūs duodami pagalbą tokią moralinę tam žmogui, jūs tiesiog sulauksit atsako atgal, nes viskas iš tikrųjų mums grįžta atgal, tiek blogi, tiek geri dalykai anksčiau ar vėliau. Tai jūs būsit labai reikalingi kažkam iš artimųjų ir draugų šią vasarą. Žinau, kaip patys einat per tiek daug procesų santykiuose, gali būti sunku padėti kitam, bet tikrai pasistengit, jūs tai tikrai galit ir kas ten žino, galbūt beguosdamas kitą žmogų, bespręsdamas, iš tikrųjų tik pats žmogus gali spręsti savo problemas vidinės, bet padedami ieškoti raktų kitam žmogui, galbūt ir atrasit jūs kažkokius tai raktus savo situacijai, santykiams. Būna ir taip. Taigi sėkmės šią vasarą ir iki.